Tuoj pat jūs šioje studijoje išvysite ne tik sūnų, bet ir tėvą, europarlamentarą, mūsų laisvės šauklį Vytautą Landsbergį. Prašom taip manęs nesišalinti. Prašom arčiau kiek ateiti. Prisišalinkite. Išties, pasakykit, kodėl sutikot šeštadienio vakarą po savo įtemptos europarlamentaro darbotvarkės rasti dar laiko ir mūsų projektui? Čia nebuvo abejonės, man tik tai buvo klausimas, kaip suspėti, nes šiandien daug labai buvo visokių dalykų, tai aš nuo pradžios jau negalėjau dalyvauti, bet jūs maloniai sutikot, kad aš ateisiu štai šituo laiku ir aš labai džiaugiuosi, kad galiu čia dalyvauti. Man labai artimas ir brangus Gruzijos likimas ir taip pat, kadangi jūsų akcija yra skirta nukentėjusiems nuo karo vaikams, tai čia besąlygiškas dalykas. Karas yra tokia nelaimė, kuri paliečia visus, bet vaikai yra patys nekalčiausi visų karų aukos. Ir jeigu tik tai galima jiems padėti, tai čia toks labai mažas sudalyvavimas mano, tikrai man tik tai džiaugsmas yra, kad aš galiu. Bet yra dalis visuomenės, kuri galvoja, kad karo Gruzijoje nebuvo. Nu tai žmonės galvoja, kad ir Lietuvos okupacijos nebuvo. Daug ko galvoja. Bet tai arba jie negalvoja. Aš manau, kad tie žmonės, kurie taip kalba, kad jie taip galvoja, jie iš tikrųjų negalvoja. Jie kartoja. Ačiū Jums. Prašau. Ir už Jūsų kritiką taip pat ačiū. Ir už Jūsų laiką, žinoma. O visai netrukus turėsiu... Turiu toliau daryti. Nieko, dabar tyliai reikia išeiti iš kadro ir vaidinti, kad taip ir turėjo būti. Ir viskas. Ir viskas, taip, dėkui širdingiausiai. Ir toliau klausytis mūsų koncertų.